Toliau pasakoju istoriją apie Nycių kaimo gyventojo Tuko Nykštuko ir miestietės Davatkos Vidos draugystę. Bendravimas tarp tų dviejų Tuko ir Vidos po truputį vis labiau įsibėgėjo. Vis dažniau jie ėmė vienas kitam telefonu skambinti ir per ryšį kalbėtis. Dabar Nyciečių katinų šeimos globotinis Tukas jau ir pavardę pagaliau sužinojo tos giliai religingos miestietės merginos Pribeldaitė. Vaikinas kažkodėl jaučia, kad ta mergina yra gera, ją galima pasitikėti ir būtinai reikėtų jiems dar kartą susitikti. Juk Vida sakė galinti padėti, o ir Tuko emocinė būsena ne itin kokia. Dar po kelių dienų jiedu kaip tik ir vėl pagaliau susitiko gyvai dviese, Kupiškyje, kad Tukas pasikalbėtų su savo nauja pažįstama. Abu susitiko vienoje miesto kavinėje. Bevalgant Nycietis papasakojo Vidai savo visą istoriją, kaip jis anksčiau gyveno su savo žmona Ingrida, kiek vargo su ja ir paskui turėjo skirtis. O Davatka Vida prisipažino, kad ji pati kas antrą dieną eina į bažnyčią, ten vis meldžiasi ir tiki, kad per tai Dievas jai davė gebėjimą gydyti žmones. Ji pati save laiko sielų gydytoja ir mano, kad galėtų išgydyti iš po skyrybų likusias žaizdas Tuko sieloje. Tik jis turės vis ją lankytis ir jos patarimų paisyti. Atskleidė Vida net ir dar daugiau apie save, kad buvo galvojusi tapti vienuole, o dabar yra apsisprendusi savo ieškoti būtinai tik religingo kaip ji pati vyro. 2011 m. rugpjūčio 12 diena. Pokalbis Kupiškio kavinėje 2011 m. rugpjūčio 12 diena, kavinėje kvepėjo kava ir dienos pietų kepiniais. Tukas sėdėjo prie vieno iš keturkampių stalų, nervingai sukiodamas rankose servetėlę, kol Vida tiesi pasitempusi ir su lengva, paslaptinga šypsena veide, atidžiai jį stebėjo. Žinai, Vida, man kažkaip iškart palengvėjo, kai tu atsiliepiai, pradėjo Tukas, nurydamas kąsnį. Nyčiuose pasbatuota ir ksena katinus gerai, jie mane globoja, bet širdyje visiška tamsa. Aš pagaliau sužinojau tavo pavardę. Pribeldaitė. Graži, rimta pavardė. Vida lėtai linktelėjo, ranką susidėjusi ant kelių ir švelniai ištarė, pavardė kaip pavardė, Tukai. Svarbu, kas po ją slepiasi. Dievas mūsų vedė ne šiaip savo. Aš juk sakiau, kad galiu tau padėti. Matau, kaip tavo siela kankinasi. Išsiliek. Kas tave taip slegia? Tukas giliai atsiduso, jo žvilgsnis nukrypo į lėkštę, o balsas pastebimai suvirpėjo, Ingrida. Mano buvusi žmona. Tu neįsivaizduoji, kiek aš su ją vargo turėjau. Atidaviau viską, tiek kadaise vargau dėl savo jaučiamos meilės jai, krūvas kliūčių nugrioviau, o dabar po visko likau visiškai tuščiomis. Tos skyrybos mane tiesiog sulaužė. Kartais galvoju, ar aš iš vis kada nors vėl būsiu normalus žmogus. Sieloje vienos žaizdos. Vida nepuolė jo gailėti, kaip būtų dariusios kitos merginos. Šiandien ji vilkėjo tą patį uždarą ploną megztuką ir ilgas, uždaras kelnes iki pat gurnų, o priešai save ant stalo buvo pasidėjusi užverstą Bibliją. Vidos žvilgsnis tapo gilus, beveik pamokantis. Ji palinko arčiau stalo. Žaizdos lieka tada, kai jas gydai netinkamais vaistais, Tukai. Žmonės ieško paguodos pasaulietiškuose dalykuose, bet ten jos nėra. Noriu tau kai ką prisipažinti. Aš kas antrą dieną einu į bažnyčią. Klupau, meldžiuosi, ieškau šviesos. Ir žinai ką? Per tas karštas maldas Dievas man davė ypatingą gebėjimą, aš galiu gydyti žmones. Tukas nustebęs pakėlė akis, gydyti. Vaistais, žolelėmis. Paaiškink, jei gali. Ne, paslaptingai nusišypsojo Vida. Aš esu sielų gydytoja. Aš matau tavo dvasinius randus ir žinau, kad galiu juos išgydyti. Galiu sugrąžinti tau pilną ramybę po visų Ingridos sukeltų kančių. Tačiau yra viena sąlyga. Tu turėsi nuolat pas mane lankytis. Turėsi klausyti mano patarimų, paisyti to, ką tau sakau, ir neatsukti nugaros Dievo valiai. Tukas akimirką sutriko. Vidos užtikrintumas jį ir žavėjo, ir šiek tiek gąsdino. Mergina atrodė tokia tyra, tokia atsidavusi savo tikėjimui, visiškai kitokia nei Ingrida, į žiaurumą agresiją linkusi kaimo mergiotė.
Vida tęsė toliau, jos balsas skambėjo ramiai, bet kategoriškai, svarbiausia yra tyrumas. Tiesą sakant, anksčiau rimtai galvojau tapti vienuole. Norėjau visiškai pasišvęsti vienuolynui. Bet dabar mano planai pasikeitė. Esu tvirtai apsisprendusi kurti gyvenimą čia, pasaulyje. Tačiau mano vyras jis privalės būti toks pat giliai religingas, kaip ir aš. Jei jį tik kada nors gyvenime turėsiu. Kitokio savo gyvenime neįsivaizduoju. Pasaulietiškos nuodėmės ir netikėjimas sugriauna viską, tukai. Negi tu to nežinai? Tukas nurijo seilės, jausdamas, kaip šis pokalbis pakrypsta labai rimta linkme. Vida Pribeldaitė jam siūlė ne šiaip draugystę, jį siūlė jam dvasinį išsigelbėjimą, bet kartu nubrėžė labai aiškės, griežtą savo gyvenimo taisyklės. Nieko sau, tai bent su kokiu išskirtiniu žmogumi jis dar visai neseniai susipažino.